Krepšinio klubo svečias. Alytaus krepšinio klubo savanorius direktorius Leonas Šerpetauskis pasakoja apie klubo praeitį, dabartį ir ateitį. Pradžioje apie tai, kodėl praėjęs sezonas nesusiklostė taip, kaip tikėtasi. Visada norisi rezultato tokio, kokio suplanuoja arba kokio sieki, bet būna taip, kad kai kurios objektyvios ar tai subjektyvios aplinkybės lemia, kad ne viskas gaunasi, tuo labiau, kad mes praeitais metais tik tai pradėjome savo krepšinio žygį su savanoriu, būtent mano vadovaujamu. Pagrindinės, sakyčiau, būtų tokios gal 3 priežastys. Vienas dalykas, kad mes vėlai, sakykime, priėmėme tą sprendimą vis tik tai statyti komandą krepšinio lygoje ir visų pirma, kaip žinote, buvo noras netgi dalyvauti nacionalinėje krepšinio lygoje, tik tai, kad nacionalinės krepšinio lygos dalininkų komitetas, sakykime, susirinkimas nusprendė, kad mes dar nepasiruošę tam dalykui, tai reiškia, mums teko garbė atstovauti Alytų regiono krepšinio lygoje. Tai vat vienas dalykas, kad mes pakankamai vėlai pradėjom, nes tik tai rugsėjo pradžioje buvo galutinai patvirtinta, kad būtent mūsų klubas atstovaus Alytaus miestą, ir antras dalykas, kad spalio mėnesį prasidėjo sezonas, aišku, suformuoti gerą komandą nuo pat pradžios įvertinant visas sąlygas buvo pakankamai sudėtinga. Antra priežastis, sakykime, kodėl gal nepavyko mums to padaryti, tai prieš naujus metus kaip tik traumą patyrė Saulius Kazevičius, kas labai vis tik padarė didelę įtaką ir pritrūko mums gynėjų. Trečia, aišku, aplinkybė kaip visada yra, kai pradedi sportinę karjerą, tai būna tokių galbūt ir ne viskas apgalvota, trūksta patirties, ir buvo padaryta kelios, sakykime, tokios taktinės klaidos, kurios paskui ir lėmė, kad vis tik tai mums nepavyko pasiekti to trokštamų tikslų ir laimėti RKL. Kokia ta vizija, jeigu žiūrėtume į priekį 5 metus, galbūt ne 10 metų? Kaip ir minėjau, kad pirmas sezonas mūsų buvo gal truputėlį ir su tokia ambicinė gaidele, būtent dėl tos priežasties, kad mes norėjome pradėti sustartuoti nacionalinį krepšinio lygoje ir kai mus, sakykime, nepriėmė komercinių principų, užsidegėme ambiciją būtent pasiekti nacionalinę krepšinio lygą būtent sportiniu keliu, tai yra laimėdami regiono lygą. Dėjome galbūt truputėlį daugiau pastangų, kad pasiekti rezultatą. Būtent praeitais metais pabandėme prisitraukti tokių ryškesnių žvaigždžių, ne tik Alytaus, bet ir iš kitų Lietuvos miestų, bet kaip yra, rezultatų turim kokį turim. Šiandienai, kada jau tas pirmas užsidegimas truputėlį praėjo, arba kitaip sakant, mes įgavome daugiau patirties ir jau aistros norimo, vis tik tai norėtume daugiau orientuotis į Alytų, į Alytaus jaunimą, kurį galbūt treniruotų ar puselėtų šiandieniniai ir būtent krepšininkai, vyrai, kurie nusipelnė krepšiniu, yra būtent alytiški. Mindaugas Jaruševičius, mūsų treneris, vyriausias buvęs ir ko gero galbūt liksiantis komandoje, Saulius Kazevičius, Karolis Marcinkevičius. Žodžiu, yra vyrų Alytoje, kurie tikrai galėtų padėti mūsų jaunimui augti, o galbūt net ir padėti krepšinio aikštelėje. Taip kad mes vis tik orientyrą šiemet turime prie alytiškių ir, sakykime, tikrai bandysime sintetinti patirtį su jaunimu. Ar vėl bus pasirinktas variantas, kaip pernai metais Kamper 30 vilkų, vadinamųjų krepšininkų, prie jų pradedama 18 metų vaikinai ar ne 17 metų, kurie dar mokosi mokykloje arba yra ką tik ją baigę, galbūt tos grandies ir trūko, tos tarpinės grandies? Lemiamas žodis šitoje vietoje. Formuojant komandą, aš vis tik tai suteiksiu vyriausiam treneriui. Mano nuomonė, tai pradėti formuoti nuo būtent jaunuolių vaikinų, kurie šiandien galėtų atstovauti būtent mūsų klubą. Tuo tikslu startuojame ir su mūsų stovykla, būtent savanorio krepšinio komandos stovykla, kuri prasideda birželio 25 dieną ir tęsis visą savaitę. Jos pagrindinis tikslas ir mintis ir yra, kad šitoje stovykloje mes norėtume, kad sudalyvautų jaunuoliai 94-97 metų gimimo ir kurie būtų potencialūs mūsų, sakykime, krepšinio komandos žaidėjai po to, kai mes, sakykime, būtent turėsime dar per vasarą laiko atrinkti ar pasirinkti iš atėjusio jaunimo, kurie galės atstovauti mus. Mes tada pasižiūrėsime, ką reikėtų prie šito jaunimo pridurti. Ar tai būtų, kaip sako, čiučiut pagyvenę, ar labai patyrę krepšininkai. Tai būtent tai būtų pradžia. Labai kviečiu jaunimą pasijungti mūsų stovyklą. Ar jūs manote, kad tie žaidėjai gali tiesiog ne tik iš trenerių rankų ateiti geri, bet ir iš gatvės, galbūt taip net? Aš manau, kad taip. Ko gero yra tikrai gabaus jaunimo, kurie galbūt dėl vienų ar kitų priežasčių nepakliūva ir pas profesionalius trenerius. Tai viena priežastis yra, kad galbūt pasižiūrės mūsų
mūsų komandos treneriais, sakykime, pasižiūrės ir vertins tų vaikų ar jaunimo galimybės. Antras dalykas, kad kiekvienas treneris jisai brangina savo auklėtinį, tai yra, kaip yra, kiekvienas treneris įdėjęs kelių metų darbą, be abejo, jis tikrai nenori lengva ranka ar lengva duše skirtis su savo išpuoselėtų, tuo labiau tuos grinuolius, tai visi vertina, visi nori iš jų išgauti, sakykime, maksimalų rezultatą. Tai bendravimas ir bendradarbiavimas yra, bet be abejo jis galbūt nėra toks, būtent kaip ir minėjau, dėl tos priežasties jis nėra toks, kad būtų perimamumas. Tai yra mūsų, taip kaip mes, sakykime, šiandien su savanorių komanda orientuojamės į 17, 18, 19 metų jaunimą, kurie faktiškai pasitreniravę pas vieną ar kitą vaikų ar jaunimo trenerį, dažniausiai jie išvažiuoja iš Alytaus. Ir jeigu mes tiesiog kaip yra, jeigu mes nesuspėsime pasiūlyti jiems savo galimybės arba galimybės jiems atsiskleisti mūsų klube, yra labai didelė tikimybė, kokia ir praktika susiformavusi jau yra šiandien, kad tas jaunimas paprasčiausiai išvažiuoja. Tai mūsų noras ir yra galbūt paskutiniu metu iššokti traukinį, kad dar jiems pasiūlyti tokią galimybę vasaros, metu apsispręsti ir priimti tam tikrą sprendimą, o rudenį jie bus laisvi rinktis, ar jie norės grįžti prie savo trenerių, ar jie norės ateiti pas mus. Mes duodame dar vieną šansą ir kodėlgi ne. Būtent apie tas sąlygas žaidėjams norėjau pakalbėti, ką jūs jiems galite pasiūlyti be to žaidimo laiko. Vis dėlto krepšininkams, kad ir baigusiems mokyklą, iš kažko turbūt reikėtų gyventi ir toliau. Kokios sąlygas klubas gali pasiūlyti šiandien? Klubas dar nėra taip labai pajėgus, reiškia išskirti lėšų vieno ar kito žaidėjo finansavimui, bet turime šiandienai pagrindinio partnerio Alytaus miesto savivaldybė. Šiandienai mes turime jau skirtą finansinę paramą, turime galimybę naudoti sportinę bazę. Be abejo, mes turime lojalių ar prijaučiančių ir privačių rėmėjų. Nebūtinai, kad jie prisideda finansinę, tiesiog jie prisideda paslaugom, gerų žodžių, reklama. Iš tikrųjų, šiandienai yra Alytuje neabejingų krepšinių. Tikrai galėtume, be to, kad vaikai ir jaunimas galėtų parodyti save, kad jie galėtų save realizuoti, tai aš manau, tai irgi didelis dalykas. Tikrai mes galėtume suteikti būtent galimybę sportuoti, būtent galimybę atsiskleisti, dirbti su profesionaliais treneriais. Tai būtų dar vienas žingsnis, kad jie galėtų treniruotis ir dirbti profesionaliai. Kitas dalykas, tikrai mes bent jau, sakykime, minimalią finansinę paramą tikrai mes galime skirti ir bandysime skirti kiekvienam žaidėjui. Kalbant ir apie praeitą sezoną, tai tikrai, sakykime, šiandienai džiugu yra tai, kad mes atsiskaitėme su visais, ar su profesionaliais, ar su neprofesionaliais žaidėjais, ar treneriais. Šiandien mes ramus galvodami apie kitą sezoną, tai yra mes neturime jokių problemų dėl to ir manykim, kad neturėsim ateiti. Krepšinio klubo svečias. Kaip vyksta pats darbas? Prieš varžybos noriu paklausti, ar tai yra kažkoks grafikas, komanda prieš varžybas iš vakaro susirinka, pasitreniruoja, treneris kažką pasako, derinius ir einame varžybas, ar kaip vyksta tas procesas? Procesas iš tikrųjų vyko profesionaliai, mano vertinimu, tai yra, kad mes turėjome per savaitę 3 treniruotės, tai yra 1 fizinio pasirengimo treniruotė ir 2 treniruotės būtent krepšinio aikštelėje. Penktadienis, šeštadienis buvo varžybų dienos, arba namuose, ar išvykos. Tai aš manau, tas režimas iš tikrųjų mano vertinimu tai yra pakankamai profesionalus, lyginant su tuo lygiu, kuriame mes atstovavome, o ir šiemet mes būtent prasidėjus sezonui, šiuo metu, aišku, vasaros metu mes režimą tokį turim laisvesnį, bet kada suformuosime komandą ir pradėsime treniruočių ciklą, tas turėtų būti apie rugsėjo pradžioje, jau turėtume turėti suformavę komandą ir rugsėjai pradėti treniruočių stovyklą, tai aš manau, kad mes išlaikysime tą patį ritmą. Tai yra požiūris turėtų būti profesionalus. Kas yra geriau, ar žaisti pačioje aukščiausioje lygoje, tačiau būti kažkur jos gale, ar žaisti pačioje žemiausioje RKL regionų lygoje, tačiau tapti čempionais? Koks požiūris jūsų? Aš manau, nepriklausomai nuo lygio visus labiau vis tik tai džiugina laimėjimai. Tai yra pergalės, negu pralaimėjimai. Su tom pergalėm nepriklausomai nuo kur startuotum. Ar tikrai, sakykime, praeitas sezonas tai buvo man ir mūsų, sakykime, šiandien suformuotai komandai pirmas tas sezonas ir jisai, sakykime, kaip ir minėjau pradžioje, jis nemažai davė patirties ir daug ko išmokino. Pagal žiūrovų skaičių, pagal emocijas, paramą mums, sakykime, mes tikrai supratome, kad žiūrovais ir galiu ir mums patiems, mums paprasčiausiai reikia pergalių. Nesakau, kad neturi įtakos, kokiame mes lygyje, ar ten RKL, ar NK
LKL ar LKL, sakykime, lygime žaisime, vienareikšmiai norisi laimėti, būti pirmam ir, aišku, nesinori būti paskutiniu. Tačiau teko girdėti iš žiūrovų pusės, kad, čia jūs laimėte prieš vaikų komandas ir panašiai. Ką galite į tokią pastabą jums atsakyti? Gal iš tikrųjų buvo vienas kitas, sakykime, epizodas, susidarė toks vaizdas, kad iš tikrųjų vieną ar kitą miestą regiono lygoje atstovavo daugiau galbūt jaunimo komandos. Tiesiog mūsų tikslas buvo pirminis užsibrėžtas, kad vis tik tai mums reikėtų nužengti iki nacionalinės krepšinio lygos. Dėl to mes pasirinkome būtent komandą suformuoti iš patyrusių krepšininkų ir jaunimo, būtent akcentuodami į tikslą, kad mes turime pasiekti sekantį etapą. Ir kai kurios varžybos, kad jos buvo laimimos ir 50 taškų skirtumų, to vientiso proceso dalis, todėl kad negali su vienais žaisti vienaip, su kitais kitaip, arba išleisti į aikštelę tik tai ten lygiaverčius, sakykime, varžovus, kad atstovautų. Tiesiog taip natūraliai gavosi, tiesiog niekas nesistengia, kad tai būtų vien tik tai laimėti didelių rezultatų, ar netyčia pralaimėti vėl, sakykime, nemažų rezultatų. Taip, tai buvo natūralus procesas. Galima atsiminti dar tą atvejį, kai prieš maždaug metus ši komanda buvo ir prieš Šiaulius laimėjus, ir prieš Prienus, ar ne? Vis dėlto jūs nesigrėte, kad ėmėte šio tikrai sudėtingo projekto ir ar matote tą šviesą kažkur labai labai toli? Tikrai nesigailiu, tikrai šviesą matau, tikrai norėčiau vienintelio dalyko, kad tikrai bandysime visom įmanomom priemonėm pratęsti ir mūsų klubo veiklą, ir komandos pasirodymus, jaučiame palaikymą, kokia bus, sakykime, ar ateinančio sezono ta komandos formavimo, sakykime, tvarka, ar dar vienareikšmio arba išbaigto atsakymo neturiu, kaip minėjau, šiandienai dar yra tik tai pradžia, sakykime, pasirengimo kitam sezonui, turėsime pasiūlymų ir galbūt kai kurių naujovių. Aišku, reikia į viską žiūrėti žingsnis po žingsnio, tačiau vis dėlto. Klausimas labai paprastas. Ar kada nors tie auksiniai arba bronziniai laikai grįš į mūsų miestą? Vienareikšmiai labai norėtųsi. Esam realistai, savo tie komandai statysime pačius aukščiausius tikslus ir dar kartelį tik tai noriu pasakyti, kad labai norėtųsi, kad tiek Alytaus miesto savivaldybė, tiek su Alytaus bendruomenė tiesiog tokį rastume vieną bendrą sprendinį, kad kalbant apie krepšinį ar apie kitą sporto šaką, tiesiog, kad mes turėtume bent jau kokį 5-mečio planą, mintys mūsų planai būtų netrumpalaikiai, kad va šiandien, ryt, poryt ar šiais metais, tiesiog, kad mes galėtume va šiemet tą padarom, kitais metais tą, bet tas planavimas būtų ne tiek klubo, bet kad tai jisai būtų, bendras mūsų Alytaus planavimas. Ir aš sakau, aš tikrai labai puoselėju viltį, kad jeigu mes tikrai rasime bendrus sprendinius, mes dar turėsime gražių dalykų, ne tik Alytuje ir ant Lietuvos ir galbūt neturėtume galimybę nueiti toliau. Tiesiog norisi dar kartelį pabrėšiu ir visiems partneriams sakydavome, kad tikrai mes nekonkuruosime bet prisidėsime visom įmanomom priemonėm, kad Alytuje krepšinis ir didysis krepšinis būtų. Turbūt iš to jaunimo noro galima daug ko pasimokyti. Taip, jaunimas dega ir būtent, kad jų tą užsidegimą nukreipti teisinga linkme ir išgauti patį geriausią rezultatą. Dėl to mes ir pradėjome šitą, arba aš manau, kad mes jį išlaikysime, o bendrom jėgom tikrai galime padaryti daug. Tai ir darysime. Krepšinio klubo svečias.